Sveiki. Noriu pasidalinti keliom mintim apie vieną jausmą, apie ilgesį. Labai keistas toksai. Daug gyvenimo užimantis atrodo jausmas, kuriame dažnas paskęsti ilgam. Bet tai apie ką jisai yra, ką kalba, ką sako mums ilgesys. Žiūrėk, atrodo praėjo tie dalykai, praėjo jaunystė, dingo žmonės, kelionės, kas ten dar. Visą tai, ką esam patyrę, ko jau, žinai, nebekartosi, galbūt daugiau arba kartot gali. Bet konkrečiai to įvykio, tos vietos, tų aplinkybių dažnai negali pakartoti ir imi ilgėtis. Atrodo, kad, kam to reikia, ką tu čia darai, gaišti tik laiką. Man ilgesys kalba apie mano gyvybingumą, kad aš esu gyvas žmogus, kad aš turiu tas galias, kuriuose, aš pasireiškiu vitališkiausiu būdu, geriausiu būdu savo. Kada visada ilgiuosi tų vietų, kur gyvenime tos vietos, tų įvykių, kur aš buvau gyvas, kur aš buvau energingas, kur visos tos aplinkybės, kurios sudaro to ilgesio mano turinį, dabar jos buvo pilnai tenai. Kai mylėjau, kai jaučiau kažkokius stiprius jausmus kitam žmogui, kai ėjo kelionė, aš labai ilgiuosi kamino, kurį nuėjau ir šitas iš tikrųjų liudija man, jo. Visose tas vietose buvo tikrai labai gyvas. Antras dalykas, kurį aš patiriu jausdamas ilgesį, tai didžiulė pagarba savo, nes iš tikrųjų negalėtume niekinti, ten atmesti, sakyti, tai buvo ten tokie, reiškia, emociniai protrukiai, viską, bet tai, ką tu turi patį geriausią savyje, tai iš tikrųjų, tai verta tą gerbti, turėti, priimti. Ir trečia, tai, kad iš tikrųjų ilgesys skatina veikti tą kryptim. Kiekvienas norėtų pakartoti kažką, tai aš noriu pakartoti kamino, aš noriu pakartoti savo santykius, kažkokius sugrįžti senus, mylėti taip, kaip mylėjau, kai buvau jaunas, jausti tos pojūčius visus. Ir tai skatina mane elgtis tokiu būdu, iš tikrųjų dėti pastangas, kad aš galėčiau, vėl tapti tuo gyvu ir vitališku žmogumi. Tai yra labai svarbu man. Jo, ir visą šitą sudėjęs į vieną vietą, aš galiu konstatuoti, kad verta jausti ilgesį, verta jam skirti netgi laiką iš savo gyvenimo. Atrodo, žinai, kai ilgiesi, nieko nedarai dabar. Ja, bet tuo metu formuojasi. Tavo asmenybė tavo formuojasi, prisitaiko, kažkaip atranda savoje naujus resursus ir su tuo tu gali keliauti. Čia naujas bagažas, yra patirtis, kuri kaupiama tokiu prisiminimu, tokiu būdu, tokio, reiškia, atradimo, ištyrinėjimo savęs, reiškia, ypatingai savęs ištyrinėjimo būdu, koks tu ten buvai, ką tu ėjai, kaip tam kelyje aš ilgiausi, ką aš dariau ne taip, o ką aš taip daryti. Ir jeigu eičiau vėl tą kelią, tai kaip aš neeičiau dabar, ką aš koreguočiau, ko nedariau tada ir ką darau tada. Lygiai taip pat su santykiais, su naujais žmonėmis, kuriuos susitinki ir, ta prasme, niekada negali daryti tokios išvados, kad oi ne, šito tai nekartosiu, žinai. Nes ten daug buvo klaidų, ten buvo visokio nepasitenkinimo, ten buvo kažkokių konfliktų, kaprizų ir taip toliau ir panašiai. Tai šito, reiktų vengti. Geriau yra atsisijoti, visą tai yra, ką aš sakiau, bet reikėtų atsisijoti iš tikrųjų ir
išsirinkti geriausius dalykus, kurie ten buvo ir juos vėl formuoti savyje, skatinti, ugdyti, auginti. Tai va man, čia mano tokios padrikos mintis apie ilgesį, kad jo nereikia bijoti, šiaip jį reikia ir mylėti. Be ilgesio žmogus, man atrodo, negali gyventi, reiškia, jis negyvas tiesiog yra, nes ilgesys, kaip sakiau pradžiai, primena gyvybingumą, parodo, žinai, bet jeigu žmogus nieko nesilgi ir nepasako to tiesiai, tai iš tikrųjų jam yra taip labai sunku. Nesakau, kad ilgesys yra lengvas jausmas, patirtimi savo, bet yra iš tikrųjų verta save formuoti, verta ieškoti, bet kokiam amžiui, netgi dabar man jis yra svarbus tas jausmas. O jums kaip?